Šį filmą vertinu puikiai, nes šūdė aš nesifilmuočiau. Ta siužetinė linija keitėsi dar ir eigoje. Tai buvo labai įdomu sužiūrėti, kasgi vyksta tada, kai manęs nėra kadre. Ir labai man patiko Ivanauskas, kaip vaidino, žiauriai gerai. Labai sunku 7 ryto, kai žmonės važiuoja į darbus, pradeda važiuoti troleibusai. Ir režisierius sako, dar dublis. Ir tu vėl šoki į kablus ir vėl bėgi per tą Konarskio turgelį. Tai vieni troleibusais į darbą, kiti vis dar dirba ant kablų. Pareinu iš darbo pareinu. Motyvuoja noras padaryti gerą rezultatą, tai normalu. Ir režisierius motyvuoja. Jeigu būtų reikėję motyvuoti save dirbti dar 16 valandų į priekį ir tą būtume padarę. Kažkaip kolektyvas visas labai geras, ta prasme, kad niekam nereikėjo įrodinėti ar bandyti pamotyvuoti vienam kitą. Viskas buvo labai aišku. Kine pirmas darbas su Emiliu, taip. Ne, kaip jis gali kankintis. Nuostabus žmogus, aš nei vieno keiksmažodžio iš jo negirdėjau. Nepaisant to, kiek prirašyta yra scenarijų visų. Nuostabus žmogus, tokio geriečio ir tokio žmogaus šitaip gerbiančio aktorius, visą komandą, visą kolektyvą, tai čia paieškoti reiktų. Bet visą laiką labai norisi, kad tavim pasitikėtų. Būtent. Ir jeigu pasitikit, tai galima paleisti save, nežinau kur ir kiek ir kaip ir kas dar įmanoma, tada niekas nebaisu dėl to, kad tu jauti užnugarį visą laiką. Ir tada atsidėkodamas nori padaryti gerai ir atiduoti tą skolą. Sako, daugelis gyrė mano vaidybą ir gal laikas skirti dėmesio kinui. Tai aš galiu paprašyti, mielas kine, skirk man daugiau dėmesio. Ar aš nebijau, kad Lolita Zero užgoš Gytį Ivanauską? Kas čia per klausimas? Tai Gyčio Ivanauską užgošti neįmanoma. Kaip ir Lolita Zero. Ką norėtų pasakyti Gytis Ivanauskas? Eikit pažiūrėti 03. Balsuokit už Lolitą Eurovizijai. Ir jūs patys atsakysite visus klausimus.